Tai ką žinau, galim važiuoti. Aš filmuoju. Čia yra ekipažas, kuris rūpinasi mūsų sveikata ir prižiūri, galim sakyti, kaip boksai lenktynininkams. Turmanai. Ačiū Jums, kad esate. Geros kelionės. Gerai, galit pažiūrėti, ar tenai, žodžiu, nesustojo tos merginos. Kažkaip. Bandysim. Ten merginos stovi. Ar jos mūsų laukia? Mes Jūs mylim. Gerai. Arrivederci. Pakovai, kada visą tokom parsytėm? Su aštiniu. Labai fainai, nuvažiavom jau 35 kilometrus. O šiandien kelinta diena yra? 19 gegužės. Kiek valandų? Neturiu laikraščio. Po pirmos 25. Va, po pirmos 25 ir mes labai fainam žygį čia esam. Esam pusiaugliai tarp Kauno Šiluvos. Esam kelte. Dabar čia esam. Tú me sobornas, niña, con tu belleza. Y con tus besos. Geros saulės. Ate. Patyka nors. Keliaujam. Čia matai? Pasinkus, kokie žmonės buvo civilizacija tokia. Oi, atsiprašau. Nykštukai. O čia rimtai? Ten vat kur krant. Čia fainai. Fainai, kodėl? Nes čia labai ramu. Pasakė, Divinai pasižiūrės, tai ir visi. Štai mes visai pasivaikščiam. Tikrai? Dabar tęsim žygį toliau. Mums liko 20 km. Tai nedaug. Labai nedaug. Mes tikrai tą padarysim. Aš net nebejoju. Čia žmonių miestas, kurie yra nuplikę. Taip. Jie bijojo visuomenės ir atsiskyrė ir kūrė savo miestą ir pavadino jį plikį. Matote, čia iš tikrųjų net ir neauga niekas taip. Čia tikrai plika, labai plika. Dykynė kažkokia, tikrai. Norit sumuštinių kas nors? Taip. Taip? Taip. Bet jie geras buvo, žinau. Važiuoja, sako,
Žinai, kad mes galvojam, kad stovim vien stabdžiai. Aš galvoju, gal dar, žinai, čia kažkur ieškos vietos, bet pasakė, kad jos nori. Mandatum kokį paskambinai šitą? Ant duonos agurkų išbėgo syvai. Čia vat atversk ir bus sumuštinis. Aš štai ir neapjaušinas. Tai dviračiai keliauja kur į piligrimų centro Rūsį. Prašome pakomentuoti šitos įvykius iš įvykio vietos. Matote neeilinį įvykį, kur sudėti 23 dviračiai, vieną priekabą. Taigi, tikėkimės, jie grįž saugiai Kauną. Reikia važiuoja toks gabalas dviračių. Geras, bet mano tu. Vis tiek netelpu šelinis vyro. Kas parašyta? Gerai. O ne, Valdas netilpo. O tai gal pas Mantvidas? Mes važiuojam namo. Kaip studija, arba didelė. Buvo super kelionė, super, labai buvo jėga. O kaip kita dabar diena ir valanda? Tai dabar yra 20 diena, 20 metų. 13-19. Gerai, įdėsim į YouTube. Filmuosiu kaip jėmų morką. Ačiū. Čia labai daug vitaminų. Štai morkoje. Labai nedaug iš tikrųjų. Panem. Labai diena. Ne. Kelius keliaujate šitą kelionę? Tai daug vitaminų. Tiesą pasakius, nežinau. Nemėgstu. Norėjau su dviračiais. Iš kur sužinojote apie šitą kelionę? Geras klausimas. Mūsų laida galėtų vadintis Gerų klausimų laida. Turbūt Mantas pranešė per pamaldėlės. Nu, tada viskas aišku. Gerai, pašnekovė numeris 2. Jis labai įsibėgėt gali, žinau. Kodėl jūs važiuojate į kelionę? Nes labai mėgstu keliones. Ir iš kur sužinojot būtent apie šią kelionę? Iš tokio Gedimino Urbono. O kodėl sutikote važiuoti į kelionę? Todėl, kad man patinka dviračiais važinėti, bet ne 100 kilometrų. Čia iššūkis. Tai kažkas nepatinka šitą kelionę? Man patinka iššūkiai, todėl aš priėmiau šį kartą Maluosi labai trumpai susimačiau. šį iššūkį, bet nežinau, ar pavyks. Gale kelionės pasakysiu, ar man pavyko. 100 kilometrų mažiau. Užfiksuoti pavykusį kadrą. Aš nebuvau svečias. Pone Andriau. Ne ponas. Tiesiog Andriau. Panaitis. Liudas, toks jaunas, Panaitis. Panaitis. Kodėl jūs važiuojate šitą kelionę? Aš labai mėgstu dviračiais važiuoti. Ir gera kompanija. O čia gera kompanija? Tie, kurie morkas geriausiai yra tikrai gera kompanija. Aš kur sužinojote apie šitą kelionę? Iš pamaldėlių, per pamaldėlės skelbimai vyksta paskui. Ai. Pasakėm. Iš pirmų lūpų, taip sakant. Pirminis šaltinis. Ir aš skelbiu konkursą. Markytėm laimėti. Ne, aš tai nenoriu. Reikia pasakyti. Atsakyti klausimą, ar nori morkų. Valgyti. Morkų. Aš dar turiu vieną tokį.
Ne, aš obuolį dabar valgysiu. Nori obuolio? Aš jūsų vardą užmiršau. Rytis. Rytis. Kodėl Rytis keliauja šitą kelionę? Todėl, kad noriu save išbandyti. Ir ne tik save, bet savo vaiką, kuris tikriausiai pirmas pats važiuoja. Tėtis atsiūkė. Tai tėtis geras. Taip, mano vaikas, aš ir senelis, mes 3 kartus čia keliaujame. Vau. Vau. Nu, Geras. Tai 4, 2 tėvai ir 2 sūnus. 2 tėvai ir vienas sūnus. Laurinas, tai vienas. Kitas 2 nevažiuoja. sūnus. Nu, 2 sūnus, aha. Ir tu sūnus. Jisai labai gražiai čia tą myslę tokia įdėmė. Vienas iš jų yra tik sūnus, kitas yra tik tėvas. O vienas yra tas. Jo, Kitas vienas tik- tik sūnus yra. Tai va, tai Geras. iš tiesų taip toli nesu važiavęs dviračiais ir man tai išbandymas labai neblogas yra. Ir noriu visur išbandyti, kur žinau, kad bus sunku, tai ten ir varau. O kai bus, tai Dievas parodys. Bet kad dabar fainai ir gera bus, tai aš jau matau. Nesvarbu, kad tai lavonas bus. Svarbu šiandien gerai. Aš žinau, kaip po dviračiais. Kur tokį mokinamės vaikščioti iš naujo. Darbą iš lovos į priekį. Taigi, žinai. Aš labai retai išvažiuoju dviračiais. Geras. O dabar tu. Kaip vardas pamiršau. Mano Gediminas. Pažiūrėkim, kur. Man patinka irgi Nu va. amžinas akimirkas, nes tada matosi, kad laikas bėga po kažkiek Tai, laiko. Gelinai, kodėl tu keliauji šitą kelionę? Dėl to, kad greitai sesija Ir norėjai pabėgti nuo jos. ir norėjau pabėgti nuo jos. Šiaip tai, tikrai aš labai ilgai svajojau keliauti dviračiu, nes, važiavau galbūt kieme ir dar gal kokiam parke. Tai, bet ne kilometrus tiek. Graužmas morką kalbėk. Aš Tiek didesnis. pusės. Pusę grauž kiek nori. Gerai, man duoda morką, Andrius. Tai toliau pratęskite. Jinai motyvuoja. O iš kur jūs sužinojote apie šitą kelionę? Per Facebooką. Parašė Facebooką, tada galvojau, jog reikia ieškoti draugų. Nes radote draugų. Parašiau keliems, Tikrinas sutiko. Dviračius parveš senos. Aha, aš ir pastebėjau tą klaidą. Tikrinas sutiko. Nieko, kitą kartą važiuos daugiau. Pasakysim, kad labai fainai. Ir kitą kartą važiuos daugiau mūsų.